Dieną, malonūs bičiuliai, tikiuosi pas jūs viskas gerai ir gyvenat gyvenimą. Kaip ir žadėjau, vėl mes susitinkam. Šį kartą truputį iš toliau, esu kitam pasaulio gale. Daug susitikimų šiandien, tačiau turiu jums įsipareigojimą ir tikrai noriu su jumis pakalbėti kuriom temom aktualiom, kurios aš įsivaizduoju yra pakankamai svarbios, nes kitu atveju aš tiesiog negaišiau jūsų laiko. Viena tema iš Lietuvos, tiesą pasakius, tai ne tiek tema, kiek retorinis klausimas tiek man, tiek jum. Pamedituosim apie Remigijų Žemaitaitį, kaip viskas tai atrodo ir kur jisai šiuo metu yra. Ir paskui kelios temos. Tai kas vyksta Kinijoje, tai yra, žinot, man Kinija yra įdomiausias geopolitinis subjektas. Manau, jis yra svarbesnis tikrai negu Rusija, nes tai, kas yra Rusija šiuo metu, tai yra iš esmės proksis Kinijos. Rusija tikrai nebūtų ten, kur jinai yra, jeigu ne Kinija. Tai jie atlieka labai svarbu Kinijai vaidmenį. Tai, kas ten yra, dažnai yra daug svarbiau netgi ne pačioj Rusijai. Aišku, karo veiksmai yra karo veiksmai, bet tai mes trumpai aptarsime, kas tenais yra ir paskui dar vienas klausimas, kuris yra pakankamai įdomus ir aš norėčiau, kad jūs jį užfiksuotumėt, tai kas vyksta Armėnijoje, Azerbaidžiane ir Rusijoje, tarp jų, ir ten visai netoli Turkija. Ten labai įdomų žaidimą ir mes tai turim su jumis aptarti, kurie turės labai geopolitinių pasiekmių. Bent jau turėtų turėti, nes Armėnijoje artėja prezidento rinkimai, tai matysim, kaip ten susiklostys, bet jie yra svarbus. Trumpai labai apie Lietuvos politiką. Toliau mes neturim idėjų, nediskutuojam apie jokias idėjas, nieko nėra, sprendžiam savo klausimus. Gerai. Vienas dalykas, kuris man yra įdomus šiuo metu, yra Remigijus Žemaitaitis. Aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į jį. Jisai tiesiog sėdi plenariniai salėje, jisai sudegino savo santykius su pagrindiniais savo kanalais, ar ne, tokie kaip kokia Janutienė, tai, kas jam nešė labai didelę pridėtinę vertę, nes jis ten galėjo pasakoti dalykus su kitais žmonėmis, jisai degina tiltus. Ir aš nežinau, ar tai yra vien saugiklių išmušimas, tiesiog pervargimas ir neatlaikymas to streso, kurį jisai tikrai patiria. Ir koks jisai bebūtų geras aktorius, jisai, patikėkit manimis, neturi ideologijos. Jam sekasi su protesto elektoratu, taip, vien dėl to, kad jis geriausiai vaidina, jis tikrai labai geras aktorius. Jis labai gerai supranta, kas yra protesto elektoratas, ko jam reikia ir su tuo žaidžia. Tačiau kokį paskutinį mėnesį yra labai keistai. Labai keistai ir tiesą pasakius, aš neturiu atsakymo, kas vyksta. Anksčiau tu galėdavai jausti, kad kažkokia strategija pas jų keičiasi, taktika, tikslai ilgalaikiai ir iš to daryti tam tikras išvadas, koks jisai bus ir apie ką čia viskas yra. Dabar kažkas keičiasi ir aš neturiu atsakymo. Jisai tiesiog sėdi, jisai yra net nepasakyčiau pavargęs, toksai, tiesiog, toksai atsitraukęs ir galvojantis apie gyvenimą. Ir retorinis klausimas, žiūrint į jį, pažįstant jau tam tikrų lygių jį, ką jam pasiūlė Paluckas. Čia yra mano retorinis klausimas. Ką jam yra pasiūlęs Paluckas, kad jisai yra toksai. Jisai degina labai daug dalykų dėl Palucko. Ir čia yra dviejų krypčių eismas, ar ne? Paluckas dėl jo, jisai dėl Palucko, bet šiuo atveju yra Remigijus Žemaitaitis. Dar visai neseniai aš buvau įstikinęs, kad tas žaidimas, kurį jisai žaidžia, yra sekantis prezidento rinkimai, kur jisai ramiai kovoja dėl antro turo. O ten jau kaip Dievas parodys, nes antras turas visada yra ne apie politiką, už kurį balsuoja, o politiką prieš kurį balsuoja. Pirmas turas žmonės renkasi politiką, už kurį jie balsuoja, antrame ture žmonės eina ir balsuoja už politiką, kuris mažiau nervuoja iš tų dviejų, ar ne? Čia dėl to Tėvynės sąjunga toks antras turas yra laimingas dalykas. Tai buvo jau apie antrą turą. Dabar tos mokesčių reformos, tas nekilnojamo turto mokestis, kuris apskritai apie nieką, ta prasme, sudeginti save dėl tokio yra absoliutus absurdas. Bet netgi tai, tikintis, kad ten užsidarys klausimas, žmonės pamirš, nes patikėkit manim, kai ateis rudens sesija, visi gyvens visai kitais klausimais. Ir po kokių metų
tie mokesniai dalykai bus nuėję. Tai, kad dabar turtingi mažiau mokės už nekilnojamą turtą, na, tie, kurie ėjo į mitingą, jie tos dalykus greit pamirš. O jisai degino ten ir jis degina toliau, jis degina savo šaltinius ateičiai, vėlgi prezidento rinkimam ir sekančiam po to Seimo rinkimams. Jisai visą tai daro ir, na, sunku suvokti, kai tu žinai, kad prieš tave ganėtinai patyrė žaidėjas. Tai vienintelis atsakymas, kurį aš savo galiu turėti, tai yra mano hipotezė ir mano retorinis klausimas jums. Ką Paluckas turi ant Žemaitaičio? Koks yra jo pasiūlymas ir kas yra padėta ant stalo viena ar kita forma? Labai įdomus atvejis. Labai įdomus. Tai čia toks lyrinis nukreipimas ir įžanga į tikruosius dalykus apie tikrąją politiką, nes vėlgi man labai gaila mūsų politikos ta prasme, kad mes negebam diskutuoti apie idėjas. Jokios ateities, nei vieno think tanko, nieko. Tiesiog mes dreifuojam. Mes dreifuojam ir imituojam, kad pas mus čia kažkas vyksta, ta visa Palucko istorija ir mes dabar joje, po to bus sekanti, 5 ir mes negebam diskutuoti apie dalykus, kas vyksta pasaulyje, apie idėjas, apie ateitį. Politika visada yra ateitį. Tai kiek jūs matot apie ateitį diskusijų? Mes matom tai, ką matom politiniam lauke, matom žmonės, jeigu užsienio politika tai yra tik tai atkartojimas užsienio spaudos, papasakojimas, kas buvo, rimtais veidais, jokios perspektyvos, jokios ateities ir jokių diskusijų apie ateitį. Va to man gaila. Va, čia iš šalies žiūrint, čia toks mano palinkėjimas Lietuvai, kad mes tai pagaliau atrastumėm. Einam prie rimtų dalykų. Kinija. Kažkas labai rimto vyksta Kinijoje. Labai rimto. Mes žinom apie ekonominę krizę, kuri yra struktūrinė. Struktūrinė ekonominė krizė reiškia vieną dalyką. Tas, kas Kinija padarė tuo, kuo padarė, tai tiesiog daugiau nebeveikia. Ja padarė Kinija dabartinė eksportas. Jinai nesugebėjo sukurti vidinio vartojimo po 2008 metų finansinės krizės ir tai reiškia, kad jinai toliau priklausoma nuo eksporto. Nuo to, ar perka Jungtinės Amerikos valstijos jos prekes Walmartas ir nuo to, ar mes, europiečiai tenais, nuo Vilniaus, Kupiškio, Marijampolės iki Lisabonos visą tai perkam. Jie pakabinti ant to. Jų yra modelis eksporto. Antras dalykas yra vidaus infrastruktūra, ar ne? Jie statė, darė, tiesė tiltus į nežinę, statė namus, kurie dabar tušti, tie legendiniai, ar ne, namai. Statė kai kurie labai gerą infrastruktūrą. Ten šiandien važiavau, pavyzdžiui, su traukiniu, kuris yra 300 km/h. Tiesiog pasakius, maniau, kad koks 70. Ir tai yra kosmosas. Tai Kinija stato ten, kiek ten buvo, 400 km/h ir panašiai. Daug tų traukinių vėlgi važiuoja nelabai kur. Kai kurie iš jų naudingi, didelė dalis jų iš nepelningi, nes jie statomi dėl statybų. Kinijos ar ne žemių gubernatoriai, kurie yra komunistų partijos tokia vertikalė, jie statė dalykus, kad įsisavintų pinigus, kad įdarbintų žmonės ir kad ekonomika augtų skaičiukose, viskas vykstų labai spėriai ir atrodytų vis auga ir auga ir auga. Tu sukuri tam tikrą vartojimą. Čia yra logiška. Tu kuri infrastruktūrą, kuri ir naudinga, bet dažnai tai būna apie nenaudingumą. Kai tu kalbė apie Kinijos komunistų partijos korupciją, nes ten korupcija yra, ne Rusijos lygio, ten Ukrainos, bet, jie ten geri bičiukai irgi, ta prasme, ten rimti. Ir tie pinigai irgi yra išvogiami. Tai infrastruktūra iš esmės yra pastatyta. Ir reikia kažko naujo. Vidaus vartojimas yra per silpnas, žmonės toliau taupo, o infrastruktūra irgi iš esmės sudėliota. Ką tai reiškia? Jiems reikia kažko naujo, reikia struktūrinių reformų. Struktūrinių reformų tu negali imtis, jeigu tu prisimeni Sovietų Sąjungos praeitį. Kinijoje tai yra labai jautri vieta. Kinijoje yra studijuojama, yra studijų kryptys, ypač Kinijos komunistų partijos, tie, kurie yra nariai ir
politbiuro, ta prasme, tie žmonės, kurie dirba su partija, universitetuose yra studijuojama perestroika, vadinamoji, ar ne, kurią išgyveno Sovietų sąjunga. Kaip jos nepakartoti? Kodėl žlugo Sovietų sąjunga? Kas buvo perestroika? Kokios jos klaidos, kad tai privedė prie Sovietų sąjungos žlugimo? Dėl to Kinijoje tema perestroika, kokie struktūrinės reformos yra tabu. Tabu, nes tai yra jautru, nes jie mato, kuo visą tai baigėsi pas jų šiaurinį gerąjį kaimyną. Ir dalykai yra sunkus, jie turi tikrai struktūrinių klausimų, kuriuo jie negeba išspręsti, yra metomi, kaip sako Šiauliuose ir Panevėžy, belenkokie pinigai, bet kol kas tai neturi to efekto, kuris trauktų situaciją iš. Ir staiga mes turime situaciją su Xi Jinpingu. Vėlgi Xi Jinpingas Kinija, žmonių akise dažnai yra ten Kinija, pradėjo ir nepradėjo. Kinija yra labai skirtingose epochose. Kai mes turėjome kiekvienas iš lyderių, kuris buvo po Mao, jis buvo visiškai kitoks. Mes turėjome žmogų, kuris atėjo ir pasirašė susitarimą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis po Kinijoje, po Mao mirties, ir tai buvo atsiverimas, ateikis investicijos, mes geri, mes pūkuoti, tik tai neškit savo pinigus ir technologijas, ar ne, ir mes čia statysim miestus, pigi darbo jėga ir visi gražus dalykai. Ir tokių dalykų buvo laikomasi labai ilgą laiko tarpą, iš esmės tai baigėsi 8 metais. Vėlgi, aš rašau šiuo metu knygą ir mano antras skyrius yra vakarų civilizacija. Kas šiuo metu baigėsi? Iš esmės baigėsi vakarų civilizacijos dominavimas. Jis prasideda nuo Kristupo Kolumbo, kai jisai išplaukė, ar ne? Ir pasibaigė viskas, kuo pasibaigė, naujos žemės, naujos teritorijos, ir europiečiai biškiai įsibėgėja, švelniai tariant įsibėgėja. Ir 500 metų vakarų civilizacija yra dominuojanti galia. Jie darė, ką nori. Tai buvo geriausias iš galimų pasaulių. Mes nueidavom, mes elgdavomės labai negražiai. Čia man labai patinka, kad vakarai tai mes. Čia turėčiau tam pastabų, bet romantizuokime save ir sakykime, kad mes esam vakarų civilizacijos dalis. Mes nueidavom, mes švelniai tariant nebūdavom geriausi okupantai, ar ne? Aš apskritai žinau istoriją tik vieną, gerą imperiją. Jūs pasakykit man, ką nors blogo apie LDK. Tai, ką aš skaitau pas mūsų vadovėliuose, mūsų mentalitete, LDK buvo, tai buvo vienintelė istorijoje gera imperija. Jūs pastebite tai? Kažkas fantastiko. Mes turėjom gerą imperiją, vieninteliai sugebėjom sukurti gerą imperiją, bent jau skaitant iš mūsų pusės. Ir kaip aš skaitau, kaip ten ukrainiečiai visi džiaugiasi ir visi kiti. Čia kita kalba. Mes nebuvom pūkuoti, švelniai tariant, vakarai. Bet mes sukūrėm pasaulį, kuris buvo geriausias iš įmanomų. Mirtingumo mažėjimas, gyvenimo kokybės, kiek mes ištraukėme milijardų žmonių iš skurdo ir kitų dalykų. Tai buvo paskutinis etapas, bet sakykime, kiek yra technologinio proveržio, kiek yra dalykų, kiek yra saugumo sukornuotas pasaulis jau po Antrojo pasaulinio karo. Prieš tai ten paveikia dalykų. Ir tas pasaulis žlunga 2008 metais. 2008 metais, kai užsidaro Lehman Brothers. Nes tai yra tam tikras simbolinis užsidarimas, kuris parodo visam likusiam pasauliui, kad vakarai viskas. Vakarai nebėra tokie galingi, kaip mes visada jiem prirašydavom. Jų kapitalistinė sistema yra paveikiama ir jinai gali žlugti. Ir jeigu jinai tokia paveikiama, gali žlugti, tada žiūrėk, čia Afganistane Jungtinės Amerikos valstijos bėga, ar ne vėliau. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad vakarai yra jie ant ribos ir juos galima tik pastumti ir jie subirės? Tai visa tai likusiam pasauliui signalą nusiunčia 2008 metais. Nuo Kristupo Kolumbo iki Lehman Brothers. Neblogas buvo laikotarpis mūsų. Ir likęs pasaulis taip ir traktuoja. Jums garsiai nepasakys, bet likęs pasaulis
Pavyzdžiui, BRICS. Kodėl šalis stoja į BRICS? Kas yra BRICS? BRICS yra briedas. Labai gera abreviatūra. Briedas, BRICS. Tai iš esmės yra klubas, kuris jų nevienyje niekaip. Bet jos vienyje vienas dalykas. Jos vienyje nemeilė ir neapykanta vakaram, ta logika, kad tai yra imperiniai vakarai. Mes matomi per imperinę prizmę. Per tuos 500 metų, kai mes atėjom, darėm, ką norim. Ir dabar kitos šalis, kurios mato, kad mes pažeidžiami ir galima išgyventi jau ir be mūsų pabiški. Ir mūsų karinė galia netokia, kad jeigu mums nepatiks, mes nueisim ir pakrausim ją malkų. Ir jie pradeda vis atviriau sakyti, žinot ką, brolyčiai, jūsų ten, va ten yra vieta, vakariečiai. Tokia yra logika, mes darysim, kaip mes norim. Tokia yra logika, tie 500 metų. Ir labai toli nuėjau čia, atsiprašau, grįžtam prie Kinijos. Ir mes turime situaciją, kai 8 metai ir Kinija pabiški sako, aha, važiuojam, žiūrim, kas čia vyksta. Ir taip atsiranda Xi Jinpingas. Xi Jinpingas, kuris yra visiškai leninistas, kad jūs suprastumėte, tai yra ideologinių požiūrių, na mes suprantam, Kinijos komunistai, na, visi milijardieriai, Xi Jinpingas irgi nebadauja, švelniai tariant. Tai koks ten komunizmas? Tai ideologiškai jie savyje tą bipolinį turi, kad jie sujungia, kad tu gali būti milijardierius, nes tu ten priklausai politbiurui ir ten tavo giminė milijardieriai ir tuo pačiu metu būti labai labai piktų leninistų ir tikėti, kad tuoj komunizmas laimės. Bet vienas kitas ten 100 milijonų vis niekada netrukdo pakelyje į komunizmą, ar ne, statant jį savo. Ir Xi Jinpingas, būdamas visiškas leninistas, visiškas radikalas, jausdamas nuotaikas visuomenėje, kurios kiekvieną dieną Kinijoje vis labiau nacionalistinės. Tai komunistų partija tą išnaudoja, to biški bijo, nes tu niekada nesuvaldysi nacionalistinio driežo iki galo, ar ne, jisai, kai pradeda, jis gyvena savo gyvenimą ir priveda, kur priveda, bet pasinaudoti tuo yra privaloma. Kinijos komunistų partija tą išnaudoja be jokios abejonės. Ir Xi Jinpingas yra tas, kuris, tą epochą, naująją epochą įasmenina, ar ne, jisai yra tas. Ir tas pasaulis, kurį jisai kūrė, jisai nepasisekė. Nepavyko. Kinija pabiškiai atsitraukė. Kinija supranta, kad, jie per anksti pradėjo. Jie nenulenkė tokios šalies kaip Lietuva. Lietuva laimėjo prekybos prieš Kiniją. Kiek, pašaipų, diskusijų, ką tu čia, Lietuva laimėjo prekybos karą prieš Kiniją. Jos tikslas buvo nuversti Šimonytės vyriausybę per kelis mėnesius. Toks blitzkrygas pradedi, vokiečių laiškas Lietuvos vyriausybei, kur nors ten kokį vieną fabriką link uždarimo, nueina stormas Lietuvos politikoj, įsijungia žiniasklaida. Ta prasme, Kinijos komunistų partija yra idealiai išvyščiusi pasinaudojimą demokratijom. Tu įmeni kažkokį dalyką, kad čia toj vokiečiai investicijos išeis, dėl tos pozicijos atsitinka didelė politinė audra, Šimonytės vyriausybė krenta ir Kinijos komunistų partija parodo visiems. Žiūrėkis, kas bus, jeigu jūs bandysit kokius nors bairius prieš mus. Bus kaip šitai vyriausybei, kuri krito per kelis mėnesius. Taip neatsitinka. Lietuvos eksportas auga, investicijos auga. Kinijos komunistų partija nelaimėjo prekybos karą su Lietuva. Ir dabar struktūrinės reformos ir problemos Kinijoje. Ir paskutiniu metu su Xi Jinpingu vyksta kažkas labai keisto. Xi Jinpingas yra sukūręs visiškai asmeninį kultą Kinijoje. Ką tai reiškia? Nuolatinis buvimas žiniasklaidoje. Xi Jinpingas tą, Xi Jinpingas tą. Xi Jinpingas pervertė virvutę, Xi Jinpingas nugalėjo tą šalį. Pas Xi Jinpingą atvažiavo kitos, nes Xi Jinpingas yra toks tobulas. Xi Jinpingas dėlioja, amerikiečiai Xi Jinpingo bijo, dėl to jie elgėsi taip. Xi Jinpingas. Xi. Giriamas kasdien, pasakojame kaip viskas gerai. Dabar paskutinius 2 mėnesius to nėra. Įdomi pradžia.
Tai tu darai 10 metų kiekvieną dieną, paskutiniu laikotarpiu to nebėra. Žiniasklaidai tai dingo. Pirmas klaustukas. Tie, kurie seka Kiniją. Pas jį prasidėjo įdomus, kūno judesiai. Toks galvos judėjimas, kūno kalba tam tikra, jisai dingsta keliom savaitėm. Pradedama kalbėti, kad tai yra susijęs su sveikatos problemomis. Šiandien dar turėjau kelis susitikimus iš žmonių, skirtingų noriu susirinkti tokių nuomonių. Daug žmonių galvoja, kad tai yra su sveikatos problemomis susiję. Kad tai nesusilpnėjimu politiniai pačioj komunistų partijai dėl problemų ekonomikoje, dėl to, kaip buvo kovojama su COVID krize, nes primenu, kad tuo metu buvo šalis tiesiog uždaryta. Čia yra tikras vėgėlės tokia fantazija, ar ne, tokia utopija. Tai šalis buvo tiesiog uždaryta. Ateidavo, užkaldavo laiptinės ir tiesiog gyvenkit, kaip ten jum pasiseks. Tai šalis buvo uždaryta, mes matėm net kažkokius protestus ir dalykai buvo tikrai blogi ir visa tai kaupėsi. Ta konfrontacija su vakarais anksti pradėta ir labai užaštrinta, ar ne? Ir atrodė, kad tai yra susijęs su ekonomika. Galbūt tai yra susijęs su sveikata, nesakau tie, kurie stebi, tai kažkas ten biški tokio yra. Bet buvo panašiai ir ten su Putinu buvo kalbų apie tai. Tai sunku pasakyti, ar tai yra wishful thinking ar ne, bet žmonės, kurie stebi, sako, kad televizoriuje jisai taip keistai būna dalykų, tada dingsta keliom savaitėm, vėl pasirodo, bet ten kažkur ten tolimam reportaže ir panašus dalykai. Tas pats susitikimas su Lukašenka. Lukašenka vežioja savo sūnų, buvo atvežęs į Kiniją tam, kad jį pristatytų. Aiškiai, kažkada vyks galios perdavimas iš Lukašenkos pusės ir jisai ruošia savo sūnui turbūt dideliem darbui tėvynėje ir panašiai, ir jisai su tuo elitu supažinina Kinijoje, įvedinėja į kabinetus, sakykime taip. Ir tas susitikimas vyko ne kaip visada, jisai vyko kažkur Ksi apartamentuose, buvo taip pasakyta. Ne įprastoj protokoliniai susitikimų vietoj, kaip tai daroma visą laiką, kai atvažiuoja ten Putinas, Lukašenka ar kitas lyderis, bet čia imam tuos pavyzdžius, kai jau čia tokie tipo družbanai, ar net draugeliai. Ir tai buvo kažkokia labai keistoj vietoje, asmeniniuose apartamentuose buvo paskelbta, kad įvyko susitikimas ir panašiai. Ir labai keisti valymai. Per paskutinius 10 metų Ksi išvalė visus ankstesnių lyderių komandas, ar ne, Deno, kitų, ta prasme, jų komandos buvo išvalytos. Sakoma, kad kova su korupcija, iš esmės tai buvo ne su korupcija, o tiesiog yra įmama, ta grupė ir tenais jinai išvaloma. O jeigu Honkongė buvo ankstesnio lyderio, ten finansai padėti ir ten susodinti draugai, tai tada tu Honkongą paimi ir ten išvalai taip, kad jų nebelieka. Ir dabar staiga mes pradedam keistus valymus matyti jau paties Ksi komandos, kuri buvo susodinta jam esant čionais. Ir vienas kitas ten, koks generolas, jie pradeda kažkur, taip sakant, dingti nuo vaizdo. Pakankamai reikšminga. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad, tokie veiksmai, ką jie sako, kad ruošiama kažkas. Toks jausmas, vėlgi, tikrai pekinologija yra pekinologija, kaip ir kriminologija, ten daug spėjimų, bet toks jausmas, žvelgiant iš netoli esančių taškų, netoli esančio taško, kad Kinijoje kažkas vyksta ir kažkas bręsta. Kiti žmonės sako, kad tai yra mūsų noras taip matyti ir taip jausti, ir mes išvelgiam giliau negu ten, sakykime, yra, bet, girdint visą tai, matant visą tai, yra dalykų. Yra dalykų ir kažkas įdomaus vyksta. Ypač kalbant apie tokius, sakykime, jeigu tu atmeti ten sveikatos problemas, jeigu atmeti ten kažkokį pasikeitimą dėl pasikeitimo, vien valymai Kinijos vadovybėje, hierarchijoje yra labai labai didelis ženklas, be jokios abejonės. Tai matysim, ką tai reiškia.
Dar viena tema, kurią noriu paliesti, yra Armėnija, Azerbaidžianas ir Rusija. Labai labai svarbus dalykai vyksta. Iš pradžių maniau, žinot, išsirutulios, niekur nenueis, vėl viskas nuges, bet paskutiniu metu ta eskalacija, kuri vyksta ir toks deginimas tiltų, jau jisai verčia galvoti, kad iš tikrųjų vyksta struktūriniai pasikeitimai. Bent jau vėlgi norėtųsi tikėti. Nes labai daug lems, iš karto pasakau, rudenį Armėnijoje yra rinkimai. Ir klausimas, kaip jie pasiseks Pašinjanui. Jeigu Pašinjanas tenais juos išgyvena, o tai, ką jisai daro dabar, yra valymai opozicijos, tokų, prorusiškos opozicijos, tai valymai tokie, kad tai yra ir, ne tik tai kapitalas prorusiškas, bet ir, religiniai vadovai, kurie yra visiškai žiūri į Maskvą ir kurie siunčia signalą: Maskva, draugai, vakarai, supuvę, gėjai, visos tos legendinės istorijos, gražulinės. Ir Pašinjanas turi politinės valios tai daryti, jis juos kviečia į prokuratūrą, kelia bylas ir panašiai. Tai vaikinas turi politinės valios laimėti rinkimus. Jisai tam aiškiai nusiruošęs. Ir tuo pačiu metu, ką jisai daro? Jisai po Sovietų Sąjungos žlugimo Rusija padaro vieną strateginį žingsnį šitam regione, kuris jiem yra, beveik tokio pačio jautrumo kaip ir Ukraina. Ukraina be jokios abejonės yra numeris 1, nes su Ukraina Rusija yra imperija, be Ukrainos Rusija yra Eurazijos kraštas. Eurazijos tolimas, užkampis. Antras pagal jautrumą taškas yra Užkaukasė. Gruzija, Armėnija, Azerbaidžianas, žemyn Turkija. Atspėkit, su kuo Rusija daugiausiai yra istorijai kovojus, turėjusi karų. Rusijos imperija per savo istoriją daugiausia kariavo su osmanais. Osmanai jiem yra didžiausia rakštis ir tai eina per tą regioną. Dėl to ir po to tenais Iranas ir visi kiti dalykai, mes kalbėjome apie Irano svarbą. Osmanai jiem yra dirgiklis. Nes Rusija ilguoju laikotarpiu, jeigu tu pažiūrėtum bet kokius planus, ekspansijos Rusijos, jai reikia iš esmės tam, kad ji taptų pasaulio galybė, kuri gali geopolitiškai konkuruoti su Jungtinėmis Amerikos valstijos, su Amerikos valstijomis, jiem reikia Konstantinopolio, kuris dabar vadinasi Stambulu. Vieno iškiliausių turbūt miestų istorijoje. Konstantinopolis Rusijai atidaro geopolitinius vartus ir jų galio projekciją į neįtikėtinas aukštumas. Jie pradeda dominuoti Europą iš karto. Tai bet kokie planai, jeigu jūs pažiūrėtumėt Rusijos imperijos, jie visada baigdavosi Konstantinopolyje. Jų žaidimai su turkais, kova ten dėl bulgarų, karai, bet kokie susitarimai su europiečiais, kai jie ten su kokiais britais susėsdavo ir dalindavosi, sugebėdavo susėsti ir dalintis su kitais, jie visada pokalbiai baigdavosi vienu. Duokit mums Konstantinopolį ir galit pasiimti belenką. Ir mes jums duosim belenką. Atiduokit mums Konstantinopolį, nes mums tada atsidaro. Dabar jie tiesiog neturi praėjimo į jūras, ar ne? Tada jiem atsidaro ir tada jų galios projekcija yra neįtikėtinos tiek Europoje, tiek Azijoje, tiek visur kitur. Aišku, dabar šylant klimatui, vėlgi sakiau, Rusijos galia auks vien dėl to, kad daug logistikos galės veidėti per tenais. Tai čia vėlgi bus nauji dalykai, bet pasaulis tiesiog naujoj situacijai bus, kai tenais, tas judėjimas bus žymiai lengvesnis. Ir mes turime situaciją, kad Rusija ir Rusijos imperija ir Osmanų imperija istorijoje daugiausia kovojo. Tai palikuonis Osmanų. Osmanai nebuvo iki galo turkai, tai buvo čia kaip LDK ir lietuviai. Mes esam be jokios abejonės LDK, bet yra tam tikrų gvazdikų, ar ne, visoje to istorijoje.
Tai bet be jokios abejonės, aš nenoriu, kad jūs suprastumėt blogai, aš esu įstikinęs, kad mes esame LDK palikuonys ir mūsų istorija, aš nenoriu smetoninės Lietuvai istorijos, aš noriu istorijos su LDK, ar ne, ir tas primetamos tos smetoninės Lietuvos istorija, kad tai buvo Lietuva, o kas anksčiau buvo kažkas kita, aš iki galo to nepriimu. Tai jie tarpusavį kariauja. Ir dabar nauja situacija, kad į valdžią ateina Pašinjanas. Pašinjanas ateina į valdžią ir viskas atrodė, kad baigsis taip, kaip baigsis visada, dėl to, kad Armėnija yra šalis, kuri neturi prieigos prie jūros. Aš atsimenu, tai buvo prieš kokius 10 ar 12 metų, dabar bijau pasakyti. Aš tuo metu dar dirbau Europos reikalų komitete ir mes su amžiną atilsį Gediminu Kirkilu važiavom į Armėniją. Mes keliavom per visas tas šalis, atsisėdę. Mūsų tikslas buvo, aš dabar prisimenu, tai buvo prieš Lietuvos pirmininkavimą pirmą. Mes pravažinėjom šalis, kurios eina į rytų partnerystės šalis, pažiūrėti kokios ten nuotaikos. Ir Armėnija kaip tik atsisakė rytų partnerystės tuo metu ir jinai nuėjo į Eurazijos sąjungą. Jinai paskelbė, kad eina į Eurazijos sąjungą. Ir mes važiavom susitikti, Gediminas Kirkilas, amžinatilsį, vyko tenai susitikti su juo, aš buvau jo staferis, sėdėjom, susitikom tuo metu su Sakašviliu Gruzijoje ir po to važiavom pas tuometinį prezidentą. Ir jisai pasakė vieną paprastą dalyką, sako, žiūrėk, situacija yra labai paprasta, geografija yra geografija, kokie mūsų variantai. Čia yra Turkija, nėra prieimo prie kažkokio ten vandenyno, kad mes turėtumėm kažkokį kelią dar kitą, o čia yra Rusija. Turkija, mūsų visos istorinės patirtis tenais ir Rusija. Ir tai ir buvo neišsprendžiama mislė, neišsprendžiama problema Armėnijai. Ir tu turi azerus, ar ne, su kuriais tu kariauji dėl tam tikrų teritorijų. Ir atėjęs Pašinjanas, neįtikėtina, man buvo tikrai siurprizas, jisai pradeda klausimą spręsti. Sunkiai, po truputį, strategiškai, pralaimėdamas vieną kitą karą, suprasdamas, kad jisai bus pralaimėtas ir dėl to labai strategiškai ir teisingai apkaltindamas Rusiją, kur tavo pagalba, jeigu mes turime čia su tavim sąjungą, iš tikrųjų jisai gerai žaidžia. Ir jisai pradeda spręsti, kas yra neįtikėtina visoje šitoje raizgalynėje, jisai pradeda spręsti Armėnijos ir Azerbaidžano klausimą. O tai automatiškai yra ir Turkijos klausimas. Visiškai visiems netikėtai ta situacija gali pradėti spręstis. Ir jinai pradeda spręstis. Ir staiga atsiranda naujos kortos. Jeigu tu išsprendi klausimus su azerais, tu išsprendi klausimus, jau gali kalbėti su Turkija, ar ne? Gerbiamas Erdoganas visada mielai priims. Ir tai atsidaro naujos dalykai, tai atsidaro naujos kortos. Ir tai nėra tik tai apie galios projekciją. Naujame pasaulyje, kuris, kūrėsi, svarbiausi faktoriai apie ateitį bus technologijos, kas laimės technologijas, dirbtinis intelektas ir kvantinės technologijos. Aš net nežinau, kas svarbiau, nes aš esu įstikinęs, kad mes dirbtinį intelektą dar suprantam. Bet tai, ką su pasauliu padarys kvantinės technologijos, tai yra jau kartais už supratimo ribos. Ta prasme, tu žiūri ten tankų ar dronų pirkimus, diskusijas ir tu galvoji, bus kvantinės technologijos. Tai Rand popierius beje yra apie kvantinės technologijas, kuris sako vieną paprastą dalyką. Esant kvantiniam technologijom, karai bus tokie kitokie, kad tu tiesiog periminsi priešo kariuomenės. Kvantinės technologijos tai leis. Tu turi tankų, ar ne, ar ten kažkokių lėktuvų, ar ten. Tai tos technologijos leis ir jos technologinės, ar ne tas toks tankas važiuoja, technologinis aukštos kokybės karinė technika. Tai technologijos leis juos periminėti. Tavo priešų kariuomenės dirbs vis priešą. Tai čia yra neįtikėtini dalykai, kalbant ten apie mediciną ir kitus dalykus, bet vėl aš atsiprašau, nueinu. Technologijos. Ištekliai, ypač retieji.
ar ne? Mes matom tą kovą, kuri geriausia kol kas atrodo Kinija. Jinai strategiškai anksčiausia pradėjo šitą žaidimą, visi atsibunda ir sako, palaukit, o kaip čia yra, bet ten jau visur Kinija sėdi. Ištekliai. Trečias dalykas yra logistika. Ir paskutinis dalykas yra valiuta. Kaip atrodys valiuta? Ar rezervinė valiuta bus doleris ir apskritai bus toks dalykas kaip pinigas, kuris yra neparemtas ko nors. Aš netikiu visiškai bitkoinu, bitkoinas yra tai yra absoliutus bullshitas. Patikėkit manim, bitkoino vertė yra žmogaus godumo vertė. Tai yra visiškai ponzi schema. Tai mes matysim naują logiką kapitalizme, kai kalbame apie finansus, ta prasme, kalbant apie valiutas. Nes dabartinė forma, čia klausimas, kiek tai ištems. Nes dabar pinigai, primenu, nuo 1971 metų, Niksono sprendimu, Bretton Woodso susitarimo pabaiga finansinės pusės, pinigai yra neparemti, pinigai yra paremti auksu, pinigai yra paremti pasitikėjimu. Ir ten valstybė spausdina, kiek jos nori, ta prasme. Ir kaip tai atrodys ateityje, kitos diskusijos tema. Bet šiuo atveju grįžtim prie logistikos. Kodėl tai yra svarbu? Logistika bus ypač tie dabar taškai, kurie kūrė logistiką, yra ją jautrus, dabar kaip ir dėl naudingų išteklių valstybės kovoja dėl jų. Nes kai pasaulis bus ne globalus, o padalintas, logistikos taškai pasaulyje, jie lems, prekių judėjimą ir galimybę tom prekiam judėti. Saugumo nebus. Pamirškim, kad tiesiog visi saugiai prekiauja gražiai. Niekas nekalba, bet, ta prasme, ateityje prekyba iš esmės keisis, nes ta prekyba, kuri dabar mes žinom, jinai buvo sukurta po Antro pasaulinio karo ir jos saugumu, prekių saugumu rūpinosi Jungtinės Amerikos valstijos. Žmonės nueina, paspaudžia, užsisako ir prezident iš Kinijos, Australijos ar Britanijos važiuoja ir jie niekada nepagalvoja, tai kad ten kažkokios gali būti problemos. Ir kiek dedamoji tos kainos, tos prekės yra jos atvežimas. Tai patikėkit manim, šitie laikai baigėsi. Ir logistika bus labai labai svarbus, ypač tie jautriai logistikos taškai. Ir vienas iš jautrių logistikos taškų yra Armėnija ir vadinamasis, toj pasakysiu, kaip čia lietuviškai, Zangezuro koridorius. Jisai yra Armėnijoje ir Azerai ir Armėnija pradeda klausimą spręsti. Pašinjanas nusileidžia, kai kur Armėnija nusileidžia, kai kur nusileidžia Azerai, aiškiai už to stovi Turkija ir mes turime sprendimus. Ir tas žaidimas, kurį visą istoriją Armėnijos ir to regiono darė Rusija, tai yra skaldė visą tą regioną ir taip išlaikė galią, jisai griūva. Ir mes turime Zangezuro koridorių, kuris ateityje gali tapti labai labai svarbus taškas prekybai rytai vakarai apeinant Rusiją. Iki dabar, iki tų susitarimo, Rusijos buvo neįmanoma apeiti, nes Armėnija ir Azerai negalėjo susitarti. Ir tada tu negali išnaudoti to koridoriaus. Dabar tai yra apie išteklius, tai yra apie prekes, apie labai daug dalykų, apeinant Rusiją. Labą dieną. Rusam muša saugiklius. Rusam dabar muša saugiklius. Atsiprašau. Jie ką po velnių daryti? Be abejo, rinkimai. Jiem reikia spręsti Pašinjano klausimą. Bus mestos visos jėgos, kad jisai neišliktų valdžioje, bet vaikinas, sakau, ganėtinai ryžtingas, jisai ten tuos prorusiškus, kur suprantama, per ką veiktų Rusija, jie ten dabar visi juda voreliai į kalėjimą. Ta prasme. Teisingai turbūt. Teisingai, aš esu įstikinęs, kad teisingai. Ir Azerai tai supranta ir Alijevas irgi pradeda žaisti šitą žaidimą. Staiga naujas konfliktas. Rusijoje žūsta 2 bičiukai, pavadinkime taip, diasporos Azerbaidžiano, jie žūsta.
Kaip buvo paskelbta, jie žūsta dėl to, kad vienam atsitiko širdies smūgis, o kitam nežinoma, kas atsitiko. Bet mes suprantam, tiesiog teisėsauga juos paėmė ir tiesiog jie žuvo. Tai kažkokios dalybos vyksta ar kažkokia žinutė Alijevui eina. Ir pradedama persekioti tą diasporą ir tos diasporos svarbesni atstovai, kurie yra labai įtakingi Rusijoje ir kurie turi pakankamą galę ten, jūs suprantat, visokių ten yra žmonių, taip švelniai tariant, kurių dalis taip be abejo ten vieta turbūt kalėjime seniai numatytos. Bet kokiu atveju, staiga yra susirūpinama, staiga jie persekiojama, staiga pastebime, kad jie turi čia kažkokį kriminalinį elementą. Ir tie du žmonės, kurie numirė, jie išvežami į Azerbaidžaną grįžta, ten iš karto pamatoma, kad ten yra muštinės žaizdos, ten yra visko, panašu bent jau pagal pirmuosius pranešimus buvo, kad ten jau, bet matysim, ten autopsiją aš dar neskaičiau, ar ten jau yra tie rezultatai. Ir prasideda eskalacija. Azerai nueina ir Sputniko visus žurnalistus paima pasakydama, kad jie yra šnipai, susirenka ten 10 rusų, juos pastato prie senelės, ten trolindami Rusiją, tiesiog juos verčia eiti ten, taip, žinai, ten tokiu vorele, ta prasme, ir nufilmuoja, įdeda, jie tiesiog trolina Rusiją ir siunčia žinutę Putinui, tai yra toks ganėtinas pjūvis, jie provokuoja iš esmės labai. Kodėl jie žaidžia savo žaidimą? Ir tai yra turbūt šitam trikampyje. Dėl to, kad jie pradeda jausti, čia turbūt yra kažkoks santykis tarp kažką Alijevas to nori pasakyti, ten yra kažkokių dalykų, kurių mes iš dalies nežinom, bet Alijevas jaučiasi saugus. Kodėl? Dėl to, kad jisai mato, jisai žino, kad už jo yra Turkija ir Turkija jo nepaliks, o Turkija yra, primenu, NATO šalis. Ir čia staiga ir sprendimai yra tam tikri su armėnais. Jie gali išspręsti Armėnijos klausimą. Ir tada Rusijos klausimas, jinai yra, švelniai tariant, out. Armėnijoje yra karinė bazė Rusijos. Jeigu klausimai išsisprendžia, ką ten veikia šitie ponai, jie out ir Rusijos įtaka regione katastrofiškai Rusijai mažėja. Katastrofiškai. Saugant ir šitą besikuriantį koridorių, kuris gali atsiverti, jeigu bus susitarimas, Turkija visai neseniai paskelbė, kad statys prie sienos su Azerbaidžanu karinę bazę. Kad jūs suprastumėte, Azerbaidžano kariuomenė jau yra de facto NATO kariuomenės dalis, dėl to, kad, jinai, jos pagrindiniai, kariuomenės žmonės yra Turkijoje, yra turkai, tai yra, jie yra Turkijos kariuomenės karinis vienetas, jeigu tai galima pasakyti. Kaip yra Baltarusija kalbant. Baltarusijos kariuomenė yra Rusijos karinis vienetas. Tai lygiai taip pat yra azerai. Tai jie yra, dabar jie paskelbė, kad pereidinės prie NATO standartų ir panašus dalykai. Azerai, NATO standartai. Mes suprantam. Ir staiga Rusija ir stumiama. Ir atsidaro tas koridorius. Ir tai yra visiškai nauja logika. Turkijos įtaka auga 10 kartų, nes jinai tada užtikrina ten saugumą, rusai yra stumiami ir panašus dalykai. Aišku, dabar silpniausia grandis tampa Gruzija, nes ten priešingai yra pradedama nulaužti sistema. Bet per Gruziją šiuo atveju tu nepaspausi armėnų ir azenų, kai jie supranta žinoma. Jeigu jie tarpusavį išsprendžia dalykus, tai yra visiškai nauja realybė. Ir kaip ir minėjau, Zangezuro koridorius. Čia yra esminis dalykas, nes jisai suteiktų galimybę labai daugeliu prekių, kurių mums reikia, į vieną ar kitą pusę prekiauti, tiek, tada galima ir apie energetiką žymiai didesniais kiekiais kalbėti ir kitus dalykus. Ir rusai tai supranta. Ir jų kelių šimtų metų strategija ten griūva. Wow, čia būtų stipru. Dėl to žiūrim, kaip vyks taikos derybos, kaip tik šiandien jie susitinka. Kai aš įrašinėjau, mačiau, kad pradėjo pokalbius dvišalius Azerų ir Armėnijos prezidentai ir matysim, kuo tai baigsis. Bet kokiu atveju, rinkimai, Armėnijos rinkimai, ar jisai išlaikys. Jeigu jisai išlaiko galią
išlaiko valdžią, na, tai sekantis periodas rinkimi, sekantis 4 metai, jie be abejo uždarytų labai daug klausimų. Tai arba Rusijai reikėtų judėti karinių požiūrių tenais, bet čionais jau yra Turkija, kuri stato karinės bazės, ar ne, ir kuri siūstų signalą, ir tai, na, tai būtų nauja realybė. Tai atrodo tokie pagrindiniai dalykai. Kelios mintis iš ten, kur esu Taivane. Ir čia dar kitom, sakau, aš kelis kartus šiandien buvau, turim susitikimų tam, kad uždarytumėm tam tikras temas, na, nes, na, reikia ką parodyti jums, darbo vietos, na, tikrai, ta prasme, kad pramuštų. Tai užtrunka ir taip norisi greitai. Tai yra judėjimo visokio, tai kalbam, diskutuojam, žiūrim. Ir kitas dalykas, tai tu, ta prasme, matai tą mastelį. Tai kad jūs suprastumėt, mes kalbam, va, Ukraina, kaip ten viskas vyksta, nuo taškų, kur aš esu, taip paėmus geografiškai, 200 km praeina pusę pasaulio tankerių. Pusė pasaulio tankerių keliauja 200 km nuo manęs atstumu, ar ne, per sąsiaurį Taivano. Pusė pasaulio tankerių. Ten 2,5 trilijono tokie kiekiai juda. Čionais, suprasdami grėsmes viso to, kas vyksta, Jungtinių Amerikos valstijų be abejo laivai, bet atplaukė jau ir vokiečiai, prancūzai atplaukė, parodo kinam, baikit, dalykai, geopolitika, mes nenorim karo su jumis, bet mes ginsim. Tai šitos Europos šalis čia trinasi, nes ne italai atplaukė. Italai projektuoja galę čia. Italai siunčia signalą kinam, kad baikit hebra, nepradedam. Naujoji Zelandija, Australija, visi čia, visas pasaulis čia. Kelių šimtų kilometrų atstumu. Wow, mastelis ekonomikos, geopolitikos galimybės ir poveikis, ar ne? Dideli dalykai. Dideli dalykai mūsų laukia ateityje. Tuo ir pasimėgaukim. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Greit pasimatysim.